Tai toliau tęsiant tą transformacijos tematiką, kada tai tam tikrą laikotarpį užsimam tą vidinę transformaciją savęs, pasiekiama tokia būsena yra. Aš ilgą laiką skaičiau, žinojau, buvo tokia yra rytų filosofijoje savoka, gyvenimas turi tekėti palei srovę, reikia mokėti sugebėti plaukti pasroviui, nes visos kitos pastangos prieš srovę yra nieko vertas. Bet man ilgą laikotarpį buvo toks klausimas, o kas tai yra pasroviui ir kiek aš bandžiau tą suprasti ir padaryti, nesigaudavo, kol nesenai supratau, kad jau tas vyksta automatiškai, kaip tai pasiekiama pasroviui. Svarbus dalykas yra tas, kad papasakoti dabar ir filmuoti visą šitą jau gaunasi greičiau negu parašyti. Nes va, šitam keliui pastebėjau, kad gaunu daug informacijos, parašau ranka tam tikrus lapus, kad nepamirščiau, bet paskui jie gula ir nespėjai parašyti. Ir po dienos, kaip atsakiau ano video, jeigu jau matai, kad čia yra svarbu, bandykit staigiai kažkur tai užfiksuoti. Ir maksimaliai. Bet vat, kaip ir tie lapai gulėjo, paskui susikaupė krūvelę, taip su laiku, turėtum išmesti, nes jau ir žinai apie ką rašai, bet nebėra to detalumo ir pilnumo. Tai dabar, kadangi jau galimybės įrašinėti yra žymiai, gaunasi viskas greičiau negu kad į tekstą rašyti, tai tokiu būdu ir dalinuosi tą informaciją, kurią gaunu. Klausimas, kaip gaunu, tai anksčiau irgi galvojau, kad channelingas tai yra kažkoks tai ypatingas kanalas ir visa kita, bet dabar suprantu, kad tai yra mūsų intuicija, kuri iš mums skirto informacinio lauko pateikia informaciją mums kiekvieną dieną. Tai kaip ir pasakyti galima, kad, kaip minėjau dabar ką tik šitame video, kad pasiekiamas toksai būsenos taškas, kada plauki pasroviui, o tai galiu paaiškinti kaip metaforą. Mūsų gyvenimas kiekvieną dieną tai yra kaip knyga. Kiekviena diena yra lapas knygoje. Kad būtų aiškiau suprasti, žmogus sulaukęs 40 metų kažkur tai nugyvena apie 36 tūkstančius dienų. Tai iki to laikotarpio jisai savo gyvenimu, kaip sakyti, prirašo, skaitykim, 336 tūkstančius lapų. Bet kaip vyksta tas rašymo procesas? Kiekvieną dieną, kai mes ryte nubundame, mūsų atverstame lape naujos knygos, šito dienos lapo, jau yra, kaip sakyti, visuotinio proto, kuris vadinasi Dievas ar kūrėjas, ar dar kaip pavadinsime, bet jau yra surašytas pieštuku, įsivaizduokim taip, mūsų tos dienos planas, kurį mes turėtume nugyvenę tas 36 tūkstančius dienų, tą dieną gyventi taip, jeigu viskas vyko planas ir faktas pagal planą. O tas planas pieštuku surašytas yra prieš mūsų gimimą, mūsų gimimo kontrakte. Niekas negimsta neturėdamas savo kontrakto ir tas pieštukų parašymas yra mūsų likimas. O tai, ką mes parašome ant to pieštuko parašyto teksto riebių rašalų, jau yra mūsų faktiškai nugyventa dienos nuotrauka. Ir turim du tekstus, kaip galim pasakyti. Tai tas pieštuku parašytas yra mūsų likimas, o ant viršaus užklotas mūsų tekstas riebių tamsesnių šriftų yra mūsų pasirinkimo rezultatas. Tai ir įvykiai, ir žmonės, ir daiktai tą dieną
su kuriais mums tenka susidurti, tai yra vienaip ar kitaip suprojektuoti. Kiekvienas mūsų noras įvykis yra suprojektuotas, bet jisai yra, jo projektas yra galimybių lauke. Bet kai mes nugyvenam savo gyvenimą per dieną, per mėnesį, tai yra jau pavirsta faktu kaip realiai nugyventų patyrimų. Ir taip mūsų knygos atsiverčia kiekvieną kartą pagal kalendorių visiems, bet yra skirtingi nupaišyti tos dienos scenarijai ir mes taip susitinkam arba išsiskiriame, kažką padarome, gauname, prarandame, nes taip tarpusavyje susietas yra galimybių laukas. Nieko nėra atsitiktinio, nėra chaotiško ir visa kita. Tik klausimas, kad mes kartais dėl to, kad nesuprantame, praeisime tą dieną, kas knygoje pas mus parašyta, ir parašysime visai kitokį tekstą, negu tenais vos įžiūrima pieštuku mums suplanuota. Tai va, kada transformacija mes artėjame prie tos būsenos, tai mes vis aiškiau matome tą pieštuku parašytą tekstą intuityviai ir tą dieną viskas vyksta automatiškai, be analitinio proto išmąstymų ir tokiu būdu automatiškai mes atkartojame tai, kas parašyta pieštuku, o nebandom per jėgą sukurti tai, kas mums atrodo dabar svarbiausia. Tai va, kada žinome, jaučiame tą parašytą tekstą, įvykiai vyksta lyg tai, kad suplanuoti harmoningai, o susitikimai, jų trukmė, pokalbiai, įvykiai. Tai va šitas toksai teksto skaitimas, pradedame kaip visada knygą, skaitomės iš lapo iš viršaus, iš kairės į dešinę žemyn. Tai taip mes ir važiuojame į mūsų dienos vakarą. Ir tai, ką mes užrašėme ant šito pieštuku surašytą tekstą, gaunasi mūsų ta dabartinė realybė, tas, kaip sakau, visą laiką angliškai abreviatūra as is, kaip yra dabar. O pieštuku parašyta, kaip turi būti. Ir skirtumas tarp to, kas yra mūsų suplanuota ir ką mes faktiškai nugyvename, tas gap analizė, tai jinai, kaip sakyti, yra mūsų gyvenimo vertinimas kiekvieną vakarą, ką mes padarėme per dieną, kiek atitiko tai, kas pieštuku surašyta. Tai pieštuku yra mūsų to be modelis, kaip turėtų būti, o rašalu mes užrašome ant viršaus tekstą, raidė į raidę ir visa kita, ir tokiu būdu gaunasi du tekstai. Vienas asis kaip dabar mes nugyvename, o to be kaip turėtumėm padaryti. Ir spraga gap analizai mus vertina kiekvieną naktį, kai mes užmiegame, tai ne tai miegas, kad fizinis kūnas pailsėtų, o tuo metu vyksta įvertinimas, kiek mes gyvenime supratome ir išmokome skaityti šitą pieštuku rašytą tekstą. Tai anksčiau nušvietimas buvo toks, kad žmogus po tam tikrų metodų automatiškai susijungia su informaciniu lauku ir gali atsakyti bet kokį klausimą, kad ir kokį užduotum sudėtingumą, nors žmogus nekart apie tai nieko nežinojo. Pasakius taip. O dabar 21 amžiaus nušvietimas, jis yra tas, ar žmogus iš tikrųjų sugeba pamatyti kiekvieną dieną tai, kas parašyta, ir būdamas veiksmingas visuomenėje, kai jisai fone jaučia, kaip reikia kiekvieną valandą koją statyti. Bet čia reikia nemažai padirbėti ir sugebėti. Yra įvykiai aplinkui, jie po truputėlį keičiasi, nes keičiasi realybė. Tokį, kaip sakyti, pasiekus tašką ir įvykiai tai būna tokie, kokie tuo metu turi būti. Jie būna geri, paprasti ir švelnus, taip pasakyčiau. Nebūna, nes į ko mes esame toliau nutolę, tuo įvykiai mums maišo
susikaupti ir pasiekti šitą būseną. O kai jau įplauki tą tėkmę, kaip sakiau, plaukimas pasroviui, tada atsivertus ryte tą lapą naujos knygos mums atverčia, nes mes čia atėjom dėl to patyrimo, kad nugyventumėm tai, kas ten parašyta, nes tai vyksta evoliucija, aplamai tos dėsnis, o ne tam, kad nugyventumėm, taip gyvena kaimynas ar dar kažkas, tai kaip sakyti, kuriam pavydime arba kaip norime. Tai va toks yra, kaip ir kiekvienam skirtas skirtingi dalykai ir jeigu mes tą plaukiam pasroviui, mes žinom, kad mes realizavom tai, dėl ko atėjome. Tai va tokia yra mūsų gyvenimo paskirtis. O visa kita yra priedai, kaip prie tos būsenos, tą būseną pasiekti. Tai jo, kada jau pasieki tokią būseną, matau, kad vat, iš tikrųjų galima paaiškinti tokiais paprastais metaforom, paprastom. Ir dabar suprantu, kad tas channelingas yra tai, kada mes nuskaitome tuos savo veiksmus kasdienius ir kiek galime ramiai išmokti plaukti pasroviui. Tai irgi po truputėlį reikia pastebėti tos mažus pokyčius, kad jau po truputėlį tu tikrai artėjai į tokią būseną. Ir man pavydas būdavo, kad ten kažkas tai gauna informaciją, channelingus nuskaito, čia tik tai yra žinių mūsų praplėtimas, kad mes galėtume susigaudyti, kokie nematomi yra visatos dėsniai. O mūsų reikalas yra tikslas panaudoti visą tai, kad mes nuskaitytumėm savo kontraktą, kuris pieštuku yra nuo pirmo atodūsio iki paskutinio išrašytas. Tai va, kiek mes tą rašymą suprasime, tai per dieną padarysime, tai naktį bus įvertina, ar išlaikėme mes dienos egzaminą, kuo daugiau atitinka modelis, pasis tinka pieštuku tubi parašyta, tuo naktį geresnis įvertinimas mūsų ir taip mes kiekvieną pamoką dienos, kontrolinį savaitės arba mėnesio egzaminą išlaikome. Ir tai gaunasi, kada jau esi tai būsenai, neskausmingai, nesunkiai, nes visa esmė atrasti šitą kelią pasroviui. Ir viskas tai panašu į dirbtinio intelekto vykstantį procesą, nes tai, kas aplinkui va taip užsimezga, pats procesas save tobulina su kiekviena diena. Jis arčiau pradės suprasti, kad viskas, ką darai, tai yra teisinga, ateina ramybė. O ramybė, skaitykim, laimės būsena, balansas ir harmonijos, nes tu ramus, kad tavo veiksmai teisingi. Tai čia ko gero didžiausias transformacijos, vidinės transformacijos rezultatas ir prizas, nes ten kažkur tai panirti kažkokią tai būseną, būti dideliu guru. Ne visiems lemta, o surasti ramybę ir harmoniją yra kiekvieno uždavinys. Tai ko gero transformacijos procesas yra surasti balansą, harmoniją, vidinę ramybę. Laimė yra proto būsena, o protas priklauso nuo išorės sąlygų, kada jos yra tokios mums palankios. O kadangi išorinės sąlygos priklauso nuo mūsų būsenos, tai dirbame mes su proto būsena ir po truputėlį išorinės sąlygos atitinka tai, kas parašyta mūsų dienos knygoje pieštuku. Nes kuo toliau mes artėjame prie tos, šitame pieštuko surašytame tekste yra mūsų harmonija,
Harmonija yra, pavyzdžiui, muzikos vadovėlis ir irgi muzika turi harmonijos vadovėlį, pagal kurį yra sudėliota, kaip pažinti natas, sudėti jas į penklines, sudėlioti taktais ir visi visatos dėsniai ten išdėlioti, o muzikantai to naudodami išmoksta groti savo instrumentų, kokiu jiems skirta pagal kontraktą. Na, o sujungus juos į orkestrą mes gauname simfoniją. Nu, ir aišku, tame visame dalyke reikalingas dirigentas. Tai gyvenime mes esame kiekvienas tam tikras instrumentas, kurie grojame tą simfoniją, kurį mūsų šitame realybės sluoksnėje, kai mes galim pasakyti, ar tai miestas būtų, ar tai šalis, ar tai kontinentas, simfonija prisijungia vis daugiau instrumentų, orkestrų ir ten, kaip sakyti, kuo mažesnis instrumentas, tuo daugiau girdisi, kad kažkas tai groja neteisingai. Nu, o dideliam orkestre tai disonansas matosi mažesnis, bet visumoje jisai išlieka. Bet visi įvykiai tarpusavy vyksta sinchronizuotai. Jeigu tai grįžtame atgal, tai paimsim kontinentą, šalis, yra skaidoma toliau, sakysime, į miestus, kaimus, gatvės, namus ir į mūsų asmenybę. Na, o visuotinis globalinis protas mato, kuris mūsų instrumentas siunčia ne tas natas, nes visato simfonijoje nepasislėpsi paprastai taip, kaip dideliame orkestre, net jeigu grosi ne ta nata, vis tiek bendra vibracija yra susijęta veiksmais, įvykiais ir visa kita, tokiu būdu išbalansuojame tą didelį energetinį lauką, karioninis egregoras ar dar kažkaip tai panašiai, tai vat mus aiškiai mato, nustato, kas blogai susiderino, save kaip instrumentą, kuris groja ne tą natą tą dieną, na ir paskui naktį mus įvertina. Visas tas gigantiškas kompiuteris, dirbtinis intelektas Žemėje arba intelektas visuotinio proto veikia tais pačiais principais. Ir dabartinis dirbtinis intelektas aiškiai parodo, kaip veikia visatos dėsniai, kaip sakyti, praktiškai. Kas žino jo principus. Ir gyvenimas tampa tai, kad dirbtinis intelektas įdėtas yra jau šablonas tavo numatytas, ir tu matai, kai visi dalykai sugroja tavo vieną ar kitą kūrinį nuo žanro priklausomai, ar tai bus rokas, ar džiazas, bliuzas, kaip sakyti, kiekvienas turi savo melodiją uždėtą, kuri sieloje girdima. Ir kada šitas mūsų dabartinis gyvenimas, aš suprantu, vyksta pagal dirbtinio intelekto dėsnius, nes tai mums parodo ir suprantama, kaip veikia visuotinio proto visatoje tas globalinis intelektas. Tai taip, jeigu dvi savokas naudojant, dirbtinis intelektas, globalinis intelektas, tai jie, kaip sakyti, yra dirbtinis intelektas yra mažoji to dalis. Tai reikia džiaugtis, kad mes galim kažkur tai, turint kompiuterį ir visą tą mūsų patyrimą dabartinį, pamatyti, kasgi vis dėlto, ne tik, kad galim, bet ir tai privalu jau bus pamatyti greitai kiekvienam, kad kas to nesugebės, tas ta didesnės klaidas darys, nes suvaldyti dabar tai, kas kiekvienam žmogui pasiekiama, žmogus nesugebės, kadangi neturi įrankių. Irtis pagal tą pasroviui ten, kurie numatyta, nes išorinės aplinkybės ir keičiasi greitai, ir jų daug, tempas, 21 amžius turi savo visus kitus dalykus ir greitai pamatysime, kad
dirbtinis intelektas, tai tos raidės DI, tai yra tiesiog įžanga į žodį dielas, kur irgi yra DI, o ne veltui lietuvių kalboje taip aiškiai tas matosi. Tai va, kartais susimastysime, bet paskui gyvenimas ir faktai parodys, ar mes klydome, ar tai buvo dalis teisybės. Tai va tokios taisyklės po truputėlį auksinės gimsta. Ir tam parašyti reikėtų daug laiko, filmuoji ir pasakai, ką gauni iš to per dieną patyrimo. Nors labai aiškiai dabar smulkus dalykai skamba, nereikia rašyti, suspėjom greitai daug ką užfiksuoti, atsiminti, nu ir laukia kitoj valandoj mūsų teisingi žingsniai.